Labadiena. Šiandien gausiu apie iššaunimą sentinuką. Ir dabar galvoju, kas tai galėtų būti. Nu, žodžiu, išsiuntėjas Gintautas po... Nežinau, neįskaitau. Nu ką, išpakuojam. Aš galvoju, tokia dėžė, tokia dėžė, kokia 10 kg sveria. Gal čia yra koks nors aukso gabalas, gal čia yra sidabro gabalas. Arba gal tiesiog čia yra kokia nors medinė, gal čia yra tiesiog duonos pjaustymo lenta. Va, gerai būtų. Nu, žiūrim, kas čia yra. Tai kur čia pjauti? Jo, čia pjausim. Skaičiu pjauta. Nu, ką turime. Čia. Taip, dar ne viskas neišsiimsime. Kas ten galėtų būti? Nu, gerai. Čia traukia, kaip čia traukia. Nesuprantu. Man ten tokia organizacija sakė, kad mes to duosime tada, kada visiems urmų duosime. Aš prašiau tokio atviruko, galbūt tas atvirukas su rėmu, rėmelis, čia. Jis sako, urmų, tai galbūt tas urmų man atsiuntė visų urmų. Nu štai tas atvirukas. Nu, mes jį kol kas nežiūrėsime. Kas čia dar? Čia dar tokios knygos, kaip iškepti rekordą iškepti. Kas čia? Įdomiausi Lietuvos rekordai. Taip, fainai. Bet įdomu, kas šito dar 4 knygos. Kas, principė, knygos, jo. Pažiūrime dabar į tą diplomą. Kaip čia man pasimti vieną rankoje. Kaip nors. Gerai. Žodžiu, 4 knygos. Fainai. Galėsime draugam išdalinti. O, kas čia būtų. Reikia supiasti višyčio. Ir ponai ir ponios, kas tai yra? Rekordų akademija. Didžiausias elektrinių triračių neįgalioje įveiktas atstumas 365 km. Rekordą pasiekė klaipėdietis Gintautas Markevičius. Valio! Ačiū. Nu, fainai, gerai. Fainai atrodo. Liuks, ačiū.